Vilniaus Gait parko grupės vardu sveikinu visus čia susirinkusius. Kaip žinome, demokratizacijos procesas gana sparčiai gilėja Tarybų Sąjungoje tiek Lietuvoje. Šiandien diskusija tema paskelbta nacionalinis klausimas. Ir tik nacionalinių klausimų kalbėti. Man atrodo, kiek man siaura. Aš norėčiau nacionalinį klausimą surišti su kai kuriais istoriniais, taip sakant, dalykais, nes nacionalinis klausimas nekabo atskirai ore. Kaip iškylo pas mus toks nacionalinis klausimas dabar akcentuojamas? Svarbiausias jo reikalavimas visgi dėl to lietuvių kalbos paskelbti lietuvių kalbą valstybinę. Kaip atsitiko, kad Lietuvoje reikalaujama, o tikriau sakant prašoma, kad lietuvių kalba būtų paskelbta valstybinė? Ar jis niekada nebuvo Lietuva valstybinė? Buvo Lietuvoje valstybinė kalba. Ir va čia sako nesijaudink. Be abejo, kad diskusija turi būti be emocijų. Bet vargu, ar gali jį būti pas mus tokios diskusijos po tokios priespaudos, po tokio prispaudimo būti nesijaudint, kalbant tokiais gyvybiniais mūsų tautos klausimais. Tai vat, lietuvių kalba buvo valstybinė ir niekam nekylo klausimas, kad tai yra nacionalizmas Lietuvoje. O jį buvo tada, kai buvo nepriklausoma Lietuva, nuo 1918 metų vasario 16 dienos. Ir ta vasario 16 dienos Lietuva pripažinta buvo tarptautiniu mastu ir ją pripažino Tarybų Sąjunga. Pasirašant taikos sutartį 20 metais Liepos 12 dieną dalyvavo ir Leninas. Aš gimęs ir augęs Lietuvoje, socialistinėje Lietuvoje ir laikau didžiausią laimę, kad aš čia gimiau ir čia gyvenu. Kadangi šiandien nacionalinis klausimas, aš kaip istorikas negaliu būti nuošaly. Dažnai ir dešimtmečius pas mus buvo kalbama ir rašoma, koks pas mus internacionalizmas didelis yra lenkiškos, rusiškos mokyklos, lietuviškos Vilniui. Visi plojo, bet daug kas nežinojo, kad vakarų Baltarusijoje ir vakarų Ukrainoje daug daugiau gyvena mūsų brolių Lenkų. Bet jiems tokių sąlygų nieks nesuteikė. Mes turim būti dėkingi mūsų vadam.
noriu paliesti keletą klausimų, nors ir neilgai apie juos kalbant. Viena čia dabar prieš mane kalbėjusi moteriškė paminėjo šitą, kad pasirodo, ko aš tikrai nežinau, kad vėl Vilniaus Lenkai susigalvoja savo autonomiją. Tai gal tada pasiūlykim tiems, nors jie čia atrodo rankų nekėlė, jų matyt nėra, reikia, kad jie tegul pagalvoja apie tai, kad gal tada Suvalkų lietuviai siekia tikrai autonomijos, nes jie gyvena buvusioj Lietuvos žemėje. Vilnius niekada nebuvo Lenkų žemė. Я в течение последних 10 лет пытался найти общий язык с литовской интеллигенцией, практически невозможно. И дело не в самом языке, а дело... Я знаю много людей, знающих литовский язык, и тем не менее все равно не способных найти общий язык. Это вопрос не языка. Не языка. Это вопрос языка решился бы мгновенно и очень легко, если бы это дело решали мы сами для себя. То есть вопросы культуры были бы нашими вопросами, а не вопросами государства. Laisvos manieros draugai ir tam tikras aristokratiškumas, minties laisvė, kurią diktuoja tam tikras intelektas arba gilus intelektas, kuris perina į filosofijos erdves, yra puikus reiškinys bet kokiai nacijai ar bet kokia kalba jis besireikštų. Bet turiu pasakyti, kai žmogus kalba apie filosofijos erdves ir visą tai daro labai primityviu lygiu, jis man kelia asmeniškai abejonių. Kai aš kalbu apie tai, kad giliai vertinu rusų kultūrą ir ją pažįstu, tai turiu pasakyti, kad labai gerai moku rusų kalbą, puikiai moku, kaip geras intelektualas, nors diplomo neturiu, bet moku tiesiog puikiai versti į abi kalbas arba į 3 kalbas, be jokio, taip sakant, žodyno. Bet tai vienas dalykas, tai reiškia yra tikras kultūros gerbimas. Aš asmeniškai siūlau filosofuojančiam žmonėms pradėti nuo to, bent vidutiniškai kalbėti lietuviškai bent. Ir tik po to kalbėti apie tai, kad su Lietuvos inteligentai surasti bendrą kalbą sunku. Bet sakau, nesimėtikime, tai sakom, tai ekologija, tai ekonominis savarankiškumas, tai vėl kažkas, tai gal reikalaukime nepriklausomybės ir viskas įsispręs. Vėl daug lengviau. Jeigu Lietuvoje gyvens vieni lietuviai, nebus jokio nacionalizmo. Iš kur jis gali būti? Įsivaizduokite, Lietuva ir vieni lietuviai. Nu kaip aš tapsiu nacionalistais? Jokių būdų. Bet kaip man ateina ir sako, говори по-русски, aš nacionalistas, aš tampu jo. Bet aš iš prigimties nesu toksai. Na, esu aš mokytojas, Vilniaus mokytojas 50-os vidurinės mokyklos, pusiau išmestas iš darbo. Dabar esu, vardą turbūt nežinot niekas, Stasys Urniežius, galbūt paskaitėt Komjaunimo tiesoje apie Suvalkijos mitingą. Na, čia taip pat norėčiau keletą tarti žodžių. Turiu keistą ydą subarti pačius didžiausius mūsų vyrus. Taigi, noriu pareikšti tokį priekaištą Jakovlevui draugui, kad jis nesubarė mūsų vadų, kadangi jie taip nedemokratiškai elgėsi. Atvažiavo vienas eilinis labai doras, darbštus, sąžiningas rusas ir jie visi pradėjo kalbėti rusiškai. Kur čia yra demokratija? Na, toliau norėčiau pasakyti kitą dalyką. Kodėl būtent taip daug mūsų tauta aprūpinama visokiais gėrimais? Galvojau ilgai ir sugalvojau, būtent todėl, kad mūsų tauta labai talentinga. Nežinote, niekam tikę žmonės negeria ir nieko nepadaro, geria talentingi. Ir turėdami daug ką gerti ir geria. Užtai toks didelis ir tas gėrimas. Net rusai turi 2 žodžius lietuviškus. Taip, smuklį ir būtent kačma į kaukš. Tai lietuviški žodžiai. Na, toliau
Paskaitysiu aš jums nacionalinių klausimų vieną eilėraštį, kadangi esu gatvės poetas. Eilėraštis vadinasi Lietuva. Iš girių mes, iš rūkų, iš upių debesų, iš palytėjimų, žvilgsnių, geidimų, kančių, šiam pasaulyje erdves tik naktis tai stengia pakeisti buvimu. Tik tauta ir esi tu per amžius vienintelė mūsų, iš totorių, iš rusų, iš žydų, vokiečių ir iš graikų, italų, anglų, skitų, lenkų, iš karaimų, iš netikėjimo ir iš vilties, iš visų tautų ir iš amžino aščių kraujo esi mūsų Lietuva, iš visų mūsų lietuvių, esamų ir buvusių, būsimų, ir esi Lietuva, iš vilko šuolių, iš spangolės, iš lūšies akių, iš karvės dorumo, iš žirgo kilnaus ir neteisiamo būdo, iš tiesos, iš tamsos, iš šviesos, ir esi tu Lietuva, iš čigonų, iš klajoklių ir priklydusių, iš per amžius gyvenusių čia, iš išdavikų, teisiųjų, teisingųjų, ir esi tu visa Lietuva, iš tikėjimo į mūsų dievus, iš tikėjimo į Dievą, iš netikėjimo, ir esi tu mūsų gyvenimas ir mirtis Lietuva, ir tik iš meilės, ir esi mūsų visų Lietuva. Iš pagoniškų žemių, iš pagoniškų upių, iš pagoniškų piliakalnių ir genčių, iš amžinybės, iš stiklo kalno, iš lokio nagų, iš kunigaikščių valdovų, iš vergų, iš Vytauto, Kęstučio Jogailos, iš visų mūsų karalių, karų, netekimų ir pergalių, ir esi mūsų visų Lietuva. Ačiū.